Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansą apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Trečiadienio spalio 7 dienos Jurbarko žiniose matysite. Panemunės pilyje vykusiame Tauragės regiono plėtros tarybos posėdėje diskutuota dėl europinių lėšų iš 2014-2020 metų ES biudžeto panaudojimo. Vandalų nedomina jaunimo parke organizuojami renginiai. Į vieną iš gražiausių šios miesto dalies vietų jie renkasi šiukšlinti ir gadinti visų jurbarkiečių turto. Visus 4 spalio antradienius viešojoje bibliotekoje vyks naujos proto mūšių kovos. Tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė, Nesutramdomu juoku. mažomis nuodėmėmis, pašnekesiais iki ryto, išdaigomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur be naršytum. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Prieš savaitę rugsėjo 30 dieną Panemunės pilyje vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 metų rinkimų eigai aptarti. Posėdžio pradžioje buvo išklausytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas pranešimas apie vykdomą globos įstaigų pertvarkos planą bei tam skiriamų europinių lėšų panaudojimą, o po jo regioninės plėtros departamento prie vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir šios skyriaus specialistai pristatė parengtą Tauragės regiono plėtros plano projektą. Po posėdžio pakalbintas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius teigė, jog siekiant efektyvesnio 2014-2020 metų ES skiriamų lėšų skirstumų per regioninės plėtros tarybą panaudojimo buvo nutarta kiek pakeisti šių lėšų pasidalinimo modelį ir ne kaip ankstesniais metais išsidalinti jas atskiroms savivaldybėms, tačiau dalį skirti bendriems projektams, kurie bus įgyvendinami visoje Tauragės apskrityje. Mes esame sutarę, kad turizmo projektą darysime, turizmo trasų ženklinimo, bus pareiškėjęs mūsų savivaldybė ir bus bendras regioninis projektas tam, kad būtų apimtas visas regionas, viso regiono turizmo trasos ir būtent nebus skaidoma į atskirų savivaldybių, nebus jie pareiškėjai. Taip pat bus Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro bendras projektas, taip pat nebus lėšos skaidomos į atskiras savivaldybės, kadangi yra vienas centras, tai tikslinga šitas lėšas apjungti ir vykdyti vieną bendrą projektą. Visi kiti projektai bus atskirai. Kita dalis per regioninę plėtros tarybą paskirstomų europinių lėšų bus skirta projektams, kuriuos yra numačiusios įgyvendinti atskiros savivaldybės. Iš pačių svarbiausių vyksiančių pačiame Jurbarko mieste rajono meras išskyrė projektus susijusius su geriamo vandens kokybės gerinimu, naujos dviračių trasos mieste įrengimu ir kultūros centro bei 2 miesto mokyklų pastatų vidaus remonto darbais. Vandentvarka yra viena iš prioritetinių mūsų veiklos ryčių ir labai svarbi gyventojams. Tai bus numatyta vandens gerinimo įrenginių įrengimas Jurbarko mieste, kadangi žinome, kad labai didelis Mamino kiekis ir gyventojai skundžiasi ir laukia, kada vandens kokybė pagerės, tai ir bus įrenginiai, kurie pagerins vandens kokybę. Šiem įrenginiam bus skirta apie 1 milijoną eurų. Pačiame mieste bus dviračių takas, lauko gatvė, bet jis atjungs Sodų gatvę su Dariaus ir Girėno gatvė, kadangi šiuo metu nėra sujungimo tarp dviračių tako ir sakykime, tų takų, kurie driekiasi pagal Imsrės upelį. Tai bus šitas sujungimas. Po to bus atnaujinamas Jurbarko autobusų parkas įsigijant naują autobusą. Taip pat bus kultūros centro renovacija, vienas iš tokių prioritetinių, apie kurių tikrai seniai planuojama ir tikrai bus įgyvendinta. Giedriaus Giedraičio gimnazijos patalpų remontas, Antano Sadėkos meno mokyklos patalpų remontas, vidaus patalpų remontas, na ir daug kitų projektų, kurie taip pat bus gyvendinami.
Išsamesnius pasakojimus ne tik apie mieste, bet ir visame rajone planuojamus įgyvendinti projektus kviečiame žiūrėti artimiausiose Jurbarko žinių laidose. Rugsėjo 1 dieną jurbarkiečiams atiduota dar viena gražiai sutvarkyta viešąją erdvę jaunimo parką. Pamėgo tiek jauni, tiek ir vyresnio amžiaus žmonės dar tada, kai jis nebuvo baigtas įrengti. Karštomis vasaros dienomis prie čia veikiančių fontanų netrūko atsigaivinti norinčių vaikų, o vakarais parkas būdavo pilnas lankytojų. Deja, bet ne visi jie čionai ateina pasigrožėti sutvarkytą erdvę. Ne kartą ryte į darbą atėjusiems statybininkams teko ne tik surinkti čia iš po nakties paliktą įvairiausių gėrimų tarą, bet teko net ir ieškoti laiptuose įmontuotų brangių šviestuvų vagių. Laimė tuo karčiu niekingą darbą atlikę asmenys buvo surasti, o šviestuvai grąžinti iš ten, kur buvo paimti. Tačiau šiukšlintojų ir vandalų parke netrūksta ir šiandien. Vakar jaunimo parką užsukę lankytojai išvydo išties nemalonų akiai vaizdą. Parko takai buvo išraižyti juodomis dviračių padangų žymėmis, o knygų mainavietė, bičių avilys išterliotas obuolių liekanomis. Panašu, jog kažkieno negera ranka, demonstruodama savo taiklumą ir tuo pačiu kvailumą, į šią skulptūrą mėtė obuolius. Kam pakilo ranka niokoti visų mūsų turtą, greičiausiai aiškinsis policija. Tačiau nesunku nuspėti, kad tai pasielgė tie, kurie jaunimo parką renkasi anaiptol nepraleisti laisvalaikio, kurio turiningumu rūpinasi aktyvus Jurbarko rajono jaunimas. Paskutinėmis rugsėjo dienomis čia surengęs sportijadą su netradicinėmis rungštimis. Deja, bet šis jaunimo organizuotas renginys tąkart sulaukė vos keleto jaunuolių dėmesio. Mes organizavom daug su atvira jaunimo erdvė, kad bus įvairiausios netradiciniais sportų rungtys, kuriame dalyvaus jaunimas. Sukūrėm 5 zonas, kuriuose įvairios užduotys būtų pralinksminančios jaunimą ir įvairiai. Tuose zonose dar buvo po 3 užduotis, kurias turėtų atlikti, kad išplėstas tų zonų veiklą visą. Bet jaunimus laukiam tikrai gan mažai. Jurbarko jaunimo aktyvumas kažkaip nusilpo. Tikrai tikėjomės daug didesnį, nes šį yra jaunimui. O Dainų slėnio atidarimo tuo parku, tai ten buvo gal daugiau ir vyresniems žmonėms, nes įvairiausios kapelus, bet pasirodo jaunimas gal tenai labiau patraukė, mes nežinom, bet čia organizavom grynai jaunimui bet sulaukėm. Nenuvylė, reikia būti optimistiški. Bent jau kiek sulaukėm, užtenka kelių komandų. Svarbu, nors tiek turim. Atvira jaunimo erdvė ir Jurbarko rajono jaunimo organizacijų sąjunga įvairiausius renginius organizuoja kone kiekvieną savaitę. Todėl veiklos jaunimui Jurbarke tikrai netrūksta. Visus tuos, kurie savo laisvalaikį švaisto negeriems darbams, kenkiantiems visuomeniai, kviečiame prisijungti prie aktyvių jaunuolių komandos ir kartu su jais ne tik turiningai leisti laiką, bet ir iš jų mokytis meilį savo miestui. Vakar Jurbarko rajono viešąją biblioteką vėl rinkosi proto mūšių pasiilgę jurbarkiečiai. Visus 4 spalio antradienių vakarus čia vyks rudeninių Europrotų kovų sezonas, kuris, pasak pirmosios Europrotų koordinatorės mūsų rajone bei vyriausiosios šio žaidimo teisėjos Audronės Balčiūnienės, sugrįžo ne tik su nauju pavadinimu, bet ir pasikeitusiomis kai kuriomis taisyklėmis. Jau dabar vadinasi auksiniai protai, bet vis tiek protai. Naujienos, šiek tiek taisyklės yra pasikeitusios, atsiradę tokie bonus taškai, kur komandom reikės apsispręsti ar žaisti vabanką, ar tiesiog spėti ir pasimti ar mažiausią taškų dalį, ar didžiausią pasilikti. Toksai daugiau atsirado laušimas. Žinios įdomios, su klausimai sukti. Klausimas yra ir tiesioginis, ir plus uždėtas yra muzikinis fonas kaip sufleris, bet jis, kuris gali visiškai sumaišyti viską. Atsirado naujovė, yra blitz turnyras, 20 klausimų, o blitz tuo, kad yra jam skirta tik 20 sekundžių atsakymai, bet yra atsakymų 4 variantai, reikia palengvinimas šioks toks. Yra su Europos Sąjunga, yra labai šiam ture su apie Lietuvą susijusių klausimų. Sena tai, kad tikrai yra senbuvių komandų, tai tas džiugu, bent jau keletą tų įkūrėjų komandų išlikę. Ir Eržvilkas stebina vėl, 2 komandos statytos yra, jaunimas neatsilieka, tiesiog reikia džiaugtis. Pradžiai buvo lyg 7 komandos susiregistravę, dabar jau šiandien 16 turim, girdim atgarsių, kad gal dar vieną atsiras, kurį įsijungtų.
Nors didžiausias Lietuvoje protmūšis Europrotai sujungė savo pajėgas su televizijoje išgarsėjusiu žaidimu Auksinis protas, vietiniai šio žaidimo organizatoriai, pasak Audronės Balčiūnienės, liko tie patys. Lieka tie patys entuziastai, biblioteka, jau aš, jaunimas. Tai smagu, kad tą žaidimą atsivežus kažkada prieš daug metų kultūros centro mažoji salė, atsimenu, tada nedaug, Arnas Ašmonas buvo tada vienas iš vedančiųjų. Ir dabar jau išaugo ir tikėkimės, kada mes jį turėsime. Kai kuriuose miestuose organizuojamas pilnas auksinių Europrotų sezonas, kuris vyks 12 antradienių ir jau prasidėjo rugsėjo 22 dieną. Iš šios 12 žaidimų 9 bus įskaitiniai. Komandos varžysis ne tik tarp miestų, bet ir visoje Lietuvoje auksinių Europrotų ir auksinio proto turnyruose. Į protmūšių finalą pateks 25 komandos, 15 komandų iš Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos ir 10 iš kitų Lietuvos miestų. Šių protmūšių metu bus galima laimėti vietą televizijos žaidime. Audronė Balčiūnienė apgailestauja, jog jurbarkiečiai nesuspėjo iššokti į šį traukinį, todėl pasak jos pas mus vyks tik trumpasis šio rudeninio sezono turas. Buvo galimybė sudalyvavus 9 turuose išeiti į tolimesnį etapą Lietuvos mastu ir dalyvauti tiesioginėme eteryje. Bet šiuo atveju, kadangi pas mus trumpasis turas, tai mes pasiliekam savo viduje. Jeigu tai tęsis pavasarį, aš manau, mes kalbėjom su Rasa Miliūnienė, bibliotekos darbuotoja, tai galbūt tada rimčiau pasiruošę, nes čia trupučiuką toksai greitas variantas, tai džiaugiamės, kad jį mes turime pas save. 2015 metų sezone dėl geriausios komandos vardo kovos tiek šio žaidimo senbuvės, tiek ir naujokės. Iš praėjusių sezonų komandų nugalėtojų šiame žaidime neišvysime tik savivaldybės komandos. Visos kitos yra pasiruošusios apginti savo gerą vardą, susirungdamos su šio žaidimo naujokais. Tai yra mes komanda, yra 3 amžiaus universitetų komanda, jaunimo didichovčikai, nežiniukės, kaip namų šeimininkės kaip priklauso. Yra kas pavardės tos pačios, gal komandos pavadinimas jau kitas, tai ir Žvilko komanda yra. Pirmose šio sezono kovose žaidėjų laukia 5 klausimų turai po 10 klausimų. Skirtingai nei ankstesniuose žaidimuose, šiuokart didžioji klausimų dalis buvo susijusi su Lietuva ir jos sąsajomis su Europos Sąjunga. Į visų žaidimo vedėjų pateiktus klausimus geriausiai atsakyti sekėsi Vėjo komandai, surinkusiai 70 įskaitinių taškų. Antroje vietoje su 66 taškais liko komanda Sraigiai, o 3 vietą užėmė Nežiniukės ir Mūsų laiko komandos, surinkusios po 60 taškų. Papildomų taškų pasinaudojant šio žaidimo naujove, žaidimu Vabank savo kraitį papildė net 11 iš 17 tą vakarą žaidusių komandų. Iš jų daugiausiai tokių taškų gavo komanda Belekas, teisingai atsakiusi į paskutiniojo 5 turo Vabank klausimą. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje gvildenama visai neseniai dalį jurbarkiečių iškilusi problema, kaip pasiekti į Barkūnų gatvę perkeltą skalbyklą ir dušus, ilgus metus veikusius kone pačiame miesto centre. Jurbarko gyventojus nuvylė ir papiktino savivaldybės administracijos sprendimas vienintelę miesto skalbyklą ir dušus iškelti į miesto pakraštį. Nors Barkūnų gatvė dar tas pats Jurbarkas, tačiau savo transporto neturintiems žmonėms pasiekti šią vietą yra labai nepatogu, o prie skalbimo kainos reikės pridėti ir miesto autobuso bilietėlį. Šis irgi kainuoja. Teigiama straipsnio pavadinto "Mūšyje dėl skalbyklos gyventojai pralaimi valdžiai" įžangoje. Kas ir su kuo kovoja, sužinosite perskaitę šį straipsnį. Šalia įspausdintame kitame rašinyje padėkos iš visos širdies pasakojama apie šios savaitės pirmadienį Jurbarke paminėtą Tarptautinę mokytojų dieną ir šią progą apdovanotus labiausiai nusipelniusius pedagogus bei gerų rezultatų pasiekusias mokymo įstaigas. Kartu su šiuo numeriu išleistame priede Kultūros sala skaitytojai ras visą eilę pasakojimų iš kultūrinio rajono gyvenimo. Čia pasakojama ir apie šią vasarą Panemunės pilyje prasidėjusius pietinio korpuso renovacijos darbus, savaitgalį Jurbarką aplankiusius žygio su žemaitukais per visą Lietuvą dalyvius,
vėl prasidėjusį rajoninį tautodailininkų parodos konkurso Aukso vainikas etapą bei gražiai paminėtas skulptoriaus Vinco Grybo 120 metų jubiliejų. Be šių jau visų išvardintų publikacijų skaitytojai ras ir keletą kitų įdomių naujienų. Trejus metus iš eilės Tauragėje vykstantys šauniausios močiutės rinkimai, kuriuose dalyvauja Tauragės rajono močiutės, šiemet išaugo į regioninį renginį. Jau spalio 10 dieną pirmą kartą šalyje vyks konkursas Šauniausia Lietuvos močiutė 2015. Konkurse dalyvaus močiutės iš visų Lietuvos etnografinių regionų, iš skirtingų šalies miestų ir miestelių. Jurbarko miestui konkurse atstovaus energingoji kultūros centro berniukų choro Bildukai ir kitų miesto chorų vadovė Danutė Lapienė. Močiutė atsakingai ruošiasi šį šeštadienį vyksiančiam renginiui, kur dalyvaus ne viena, o su savo mylimais anūkais. Maloniai kviečiame visus galinčius spalio 10 dieną 16 val. Nuvykti į Tauragės kultūros centrą ir palaikyti Danutę Lapienę. Bilietus galima įsigyti Tauragės kultūros centro kasoje arba internetinėje svetainėje bilietai.lt. Spalio 16 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre grupė Hiperbolė tęsės savo pažadą ir vėl garsiai užtrauks Aš dar dainuosiu. Šiuos žodžius nekartą girdėjome Hiperbolės koncertuose ir pagaliau jie šį pažadą ištesi. Scenoje legendinės grupės dvasia alsuoja atsinaujinusi Hiperbolė, kuri vėl į koncertų sales sukvietė minias žmonių. Tuos, kuriems Hiperbolė tai ne tik grupė, bet ir kartu neišdildomi jaunystės prisiminimai, nostalgiška dvasia, širdį amžinai gyva romantika ir iki šiol rusenantis pirmosios meilės žavesys. Bilietus į šį koncertą galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose. Lapkričio 3 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre laukiami patys mažiausi Jurbarko miesto ir rajono gyventojai. Lėlių milžinų teatras juos pakvies sudalyvauti įspūdingame Kempiniuko nuotykių spektaklyje. Bilietus į šį spektaklį galima įsigyti Jurbarko kultūros centro kasose. Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansą apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo Europa susiduria su didžiausia pabėgėlių krize. 8 000 vaikų tėvai valtis įsodino vienus, norėdami išgelbėti juos nuo karo. Gelbėkit vaikus organizacija padeda vaikams pabėgėliams. Padėkime ir mes. Susidami SMS žinutę numeriu 1405 ir rašė kodą 1405. Auka 1,45 €. Neribotą sumą galite paaukoti portale aukok.lt. Dėkoju. Netapk žudiku. Vieną iš 4 eismo nelaimių sukelia vairuotojas besinaudojantis mobiliuoju telefonu.